Mhm. Gerai, rašymas prasidėjai. Atsiprašau. Nu, žiūrėkime. Aš dabar tiepios atėjęs šalia tavo. Ir šalia tavo informacijos būnant, pačią tavo informaciją, man rodo, taip įdomią tokį, kaip sukauptą rutulį, kaip uždarytą erdvę, kaip užspaustą erdvę, užblokuotą erdvę. Ir viskas ten yra, kaip noriu sakyti, stagnacijoje. Kaip ir turėtų tekėtas viskas, bet į stagnaciją uždaryta. Ir tas yra daug metų jau būtent taip ir tvirtinta. Kad tas keistus, nes tas nėra gera, būtent va ta informacija, kurią aš dabar matau, nėra gera. An yra užsistagnavusi, nieks pastavinėjų vidui. Tas, kadangi nejų, tu negali savis jaust, savo vidaus jaust, savis girdėti, savis nujaust, savis suprasti. Atrodo tik yra kūnas, kuris kažkuo ar tai reikalauna, ar siūn signalus, bet tas yra nepakankama, kad savai pradėtum suprasti, bent šiek tiek. Ir tas pas tavį yra įsigalioja nuo vaikystės, bet dar dalis tos informacijos sen dar iš seniau, dar iš gerokai seniau. Ir man tie patent, kad pas tavį yra užspausta meilė, uždaryta meilė. Tu atrodo, pats tas žodis meilė, tu patį žodį žinai, bet iš esmės jausmus tas meilė yra svetima. Nes, nu, tu nežinai, ko iš tikrųjų reiškia mylėti. Ne tik, kad kitą žmogų, bet save. O jeigu negali savęs pilną mylėti, tu negali ir kitą mylėti. Ir krūtinėje, vat, man rodo, krūtinį sritį, krūtinį šaką, ir ten į toms, ir ten ir jaudumą. Čia yra toks skausmus, baimė užvaldyta, ten pilna skausmo, baimės, tiekmė, noriu sakyti žodis. Ta tiekmė tokia unikali, bet tuo pačiu ir nuodinga. Tav ir labai sunkia būti savim. Ne tik kad tam tikros situacijos, bet visada, bet kada būti savim tav ir, nu, tai aš noriu sakyti, praktiškai neįmanoma. Toks jausmus, kad tai, tu labai stebi save, analizuoji save. Labai, taip atrodo, nu, užsijėmi savistaba, bet tas savęs stebėjams en per vertinimą, per nuogastavimą, per įsitikinimą, kad tas viskas turi būti kitaip, kad tu turi būti kitokį, kad turėtum ar tai elgtis kitaip, ar tai tiesiog būti kitokį, kažkokį tai laisvą, kažkokį tai lengvą. Bet va tas toks įsitikinimas, kad su tavim turėtų būti kažkaip kitaip, aš taip matau, kad pėdą un stabdį nuspaud. Tas reiškia, kad tu neleidi savai tiesiog būti, tu neleidi savęs priimti tokios, kokios tu esi šiame momente, va dabar, čia ir dabar. Tu labai priešinys tam, kokį tu iš tikrųjų va, esi šiame momente. Tu realiai net nebūni šiame momente, tu būni savo galvo, mintys, nuorų savo, lūkesčių savo. Ir tas čia ir dabar momentas tav irgi ir dalina svetėms, nes, nu, nepraktikauji tos būsenos. Sunku tau to daryti, atrodo, net nepagauni tų momentų čia ir dabar. Ir kol te blaškysiais, tol neatrasi tokių esminių skirtumų tarp norėjimo būti kažkokį kitokį ir tarp leidimo savo tiesiog būti čia ir dabar ir būti su savim. O tas toks. Ir kol neatrasi to esminį skirtumą ir nepatirsi tos tikrosios čia ir dabar būsenos, tol tu dovilį gali blaškyti, jis, o te atrodo, nuo A iki Z visur korpas, paskui nori gali vakščiuoti, bet kol tos esmės nepagausi, tol neapčiuopsi savo vidaus. O kol neapčiuopi savo vidaus, tol esi kaip laps vėja blaškoma. Ir nesuprasi pats savęs, nes nieks kits už tavį suprasti negal. Gal tik tau padėti pačiai savi paliesti savo vidų.
sukontaktuoti su savim. Bet suprast tikrą savį gali tik tą tu pati, o ton gali padaryti apčiuopusi savo vidų. Aš gal labai neaiškiai kalbu, sunkia kartais mane suprast, bet man tie apie informaciją ir aš ne visada moku taip smulkia paaiškinti, bet aš pasistengsiu. Tavo širdelė yra uždaryta. Ir iš karto man rodo tokį, kas koreliuoja su tau, tai yra tai, kad tu pati netkreipi dėmesį savo širdį, į savo vidų, į savo meilę. O ton padaryti gali tik ne per protą. Prots visiškai tam yra netinkantis įrankis. Ton gali padaryti tik per savistabą ir per buvimą čia ir dabar momentį. Pradžio net nepajusi meilės, o pajusi ton, kas yra tarp tavis ir tarp tavo meilės. Tus dalykus pirmą pajusi ir tada reikėtų išmokti įsileisti į save tai, kas yra tarp tavis ir tarp tavo meilės. O kad išmoktum įsileisti, yra reikalingas praktikas. Anus nėra sudėtingas, nėra sunkias, bet anus yra būtinas, kad išmoktum komunikuoti su tau, kas yra tarp tavęs ir tarp tavo meilės. Kada susipažintum su dalelė, su mažytė dalelė savo meilės, pas tavi prasidėtų lieti tokie, bet užtikrinti pokyčiai. Nes šiaip tai esi gan stabilus žmogus, pareigingas, aš taip noriu sakyti. Ir pas tavi tie plita, bet stabiliai ir užtikrinta vyktom liets toks virsmus atsisukiams, atsivertėms į savąjį aš. Tam aišku reikėtų laiką ir pastovių proceso priėmėjimų, kas vyktų. Ir tik tavo tu asmeniška, tu dovil tik tą per savo širdį gali savi realizuoti. Ne tik apie karjerą kalbam, o apie kiekvieną gyvenimo aspektą. Tai čia tik galbūt ir darbs, ir ryšė su kita žmonėm. Ir pomėgė laisvalaikis. Mytybos įpročiai absoliučiai viskontas apjungia. Ir kol nesusijungsi bent su dalelį savo širdelės, tol tu tie per blaškysiai. Ar nori pabandyti, papraktikuoti tą dalyką, ko aš čia vadovą papasakojau? Taip, noriu. Gerai. Ar gali atsisėsti patogiai, taip, kad galėtum atsiremti ir atsipalaiduoti? No. Taip, sėdžiu. Kaip dabar jautys, papasakau? Kaip jaučiuosi? Papasakau. Patogiai sėdžiu patogiai dabar. Kaip tavo vidus? Tik dabar smalsu. Čia dabar bus. Kaip jauti savo kūną, fizinį kūną, pajausk savo kūną ir papasakau, ko jauti, kada bandai išjausti. Dabar taip rankas sukabinau ir rankas taip delnus trinu, nežinau kodėl, ar kad jaudinuosi, ar nežinau, kad. Tai. Rankas, o taip delnai suspausti ir taip stipriai spaudžiu, nežinau kodėl. Aha, bija, atrodo, kas čia bus. Tai dabar les būta būsena tas, ko jauti, ko kūns daro, tiesiog priimk, įsileisk, nebestabdyk nieko, įsileisk. Tu ir tavo kūns dabar pabūkit vieną jungtim, vienu dalyku, tokiu vienu kūriniu. Ir pabūk biški, ir pabūk su to, nesistenk sustabdyti, kad kūns būtų ramus, atsipalaidavęs, tiesiog pabūk su to, kas yra dabar. Pabūk su to, ir tavo kūns tie pabiški turėtų atsipalaidauti pradėti, nurimti te. O tu leidi viskam būti, tu dabar leidi viskam būti. Leidi būti. Jausk savį. Jausk savo kūną, jausk emocijas. Jausk savo norus. Viskam leisk būti. Viskam leisk būti. Čia visa informacija, kuri su tavim susijusi. Ir viskas tegu būna dabar. Niekam nenustumi, niekam nesipriešini, viskam leidi būti. Aš įterpsiu klausimėlį, kas esi? Kas tu tokia esi?
kur tu esi, kodėl tu esi. Ir nesistenk sugalvoti, išgalvoti, tiesiog būk. Tiesiog būk. Tavo vidus iš karto nori tau siūsti signalus, nori iš karto susijungti su tavim, duoti informaciją tau, bet tu vis dvėjuoji, vis dar esi tokį, kad turi suvaldyti, turi sukontroliuoti, turi ištaisyti. Dabar tas neegzistuoja, jokį kontrolį, jokį ištaisymą, nieks neegzistuoja dabar. Tik tu ir tai, kas tu esi, tavo kūnas, viskas, kas susijęs su tavim. Ir tu įsileidi, vis įsileidi, vis įsileidi. Ir dabar pabūk biški. Tu myli save. Tu ton turi save. Tik ar nori ton pajausti, ar nori ton turėti, ar nori ton nešiuotis, ar nori būti tai. Viskas yra dabar teismuomet ir viskas galbūt atrakinta akimirksniu. Tik ar pagausi to, ar suprasi, ar suvoksi, ar įsileisi. Būk čia ir dabar. Dovilė, ar daug leidėm prisijungti prie tavęs trumpam? Ar gali? Taip, Gerai. Gerai. Aš taip jaut, kad tau vis tik į labai sunkiai atsipalaiduoti, tiesiog kūnas, kad pats lyg neleistų atsipalaiduoti, labai vis tik kažko lauki, kažko tikys, nors nėra ko laukti, nėra ko tikėtis. Viskas javyda. Kaip jauties dabar, pasako? susigraudinau iš pradžių Aha. ir taip tokios mintis sukasi, kad nenoriu taip gyventi, kaip gyvenu. Mhm. Nenoriu taip gyventi. Manęs netenkina daug dalykų. Ir reikia judėti į priekį, reikia neplauk pasroviui, o judėti pačiai darytus veiksmus. Aha. Kun dar viduje jauti? Ar jauti kažkur dar viduje kūne? Ne minčių pavydalu, bet pat tiesiog savy. Ar į kokių dar jausmų, pojūčių? Aš tikiu gražia ateitimi, aš tikiu, kad man pavyks. Mhm. Jeigu stengsis, jeigu užsiimsi, pavyks. Aš noriu, kad man pavyktų, aš noriu. Gera. Mhm. Dabar dar pabandykim atsipalaiduok. Atsipalaiduok, Dovil, tiesiog būk. Dabar paleisk visus nuorus, visus įsitikinimus, kad tau reikia čia būtina daryti, būti, pakeist gyvenimą, kad dabartinis tau nepatinka. Tiesiog pabūk, be vertinimų, be lūkesčių, be jokių tikslų. Tiesiog pabūk su savim dabartinė, va čia ir dabar. Tiesiog pabūk, pasidžiauk, kad turi save, kad turi save, kad gali būti, kvėpuoti, verkti, džiaugtis, kentėti, kad visko gali daryti, kad gali gyventi. Tiesiog pabūk, va čia ir dabar. Dabartis ir viskas, ko tu turi. Ir dar atsipalaiduok. Dar labiau norėjau. Ir toliau būk.
Toliau būk čia į dabar momentą ir tegu tos dabartys moments visą tave užvaldo, tegu persmelk kiekvieną tavo kūno ląstelę. Čia į dabar. Esi tik tu ir dabartys moments. Ir visi įsitikinimą, tą visi norą dabar nublankst šiame momente. Esi tik ta tu ir dabartys moments. Ir dabar esi viskas, kas tu esi. Ir būk. Ir ilsiekis nuo visko. Ir nuo savęs, ir nuo įsitikinimų, ir nuo norų. Būdama čia, čia į dabar su savim. Dabar jausk, kaip tu kvėpauji. Jausk savo kvėpavimą. Jausk, kaip oras pripildo plaučius ir jausk, kaip uns išenšta. Būk tau, būk tau. Priimk visko, kas vyks. Dabar įsileidi visko, kas vyks. Ir tu šiame momente džiaugies savim. Tavo viduje atsiranda lėlė džiaugsmo, kuri atspindi tavo vidų, tavo tikroji vidinė būsena. Tu tiesiog esi. Tu tiesiog esi. Esi ir visada būsi. Nebent pati pabėgsi savo mintimis. Dabar uždėk 10 rankų savo ant krūtinės. Jausk, kaip delns lėta su tavo krūtinė. Ir mintys ar garsiai, kaip nori, sakyk savai, aš esu. Sakyk, aš esu. Čia ir dabar aš esu. Sakyk, aš dabar priimu save. Aš leidu savo būti tai, kas aš esu dabar. Ir dar labiau atsipalaidauju. Dar atsipalaidauju. Mata, Dovilė, buvimas šį ir dabar tav yra gan svetims dalykas. O iš tikrųjų, be to buvimo čia ir dabar, tu esi beginklė, bejėgė prieš savo įsitikinimus, prieš savo programas, prieš visko. Tam, kad tu galėtum pradėti giliau į save lyst, tu turi praktikuoti buvimą čia ir dabar. Jeigu nori, aš tau galiu padėti man padaryti. Galiam sutarti sąlygas, kas ką, ir aš tau galiu padėti man praktikuoti. Su tavim reikia labai unikaliai dirbti, nes tu turi įgūsti būti čia į dabar momentį. Ir tas tiesiogiai priklauso nuo to, kiek tu pati labai to nori. Dabar niek negalvok, niek nevertink, kiek nori, ar pajėgsi, nepajėgsi. Tiesiog būk su ta informacija, ko aš sakau, ko nejauti. Tik per čia dabar momentą, per tikroji vienintelį momentą, kuris iš tikrųjų egzistuoja ir yra svarbus, tav yra įmanoma ir nesunkiai įmanoma į save taip stipriai įsilysti, susipažinti su savim. Nes tas šį dabar momentas mums yra tik įrankis tam, kad tu galėtum save realizuoti savo pačiai, kad galėtum save pačią apnuoginti prieš save, pastatyti tikroji save. Su visom kabutės blogybėm, sunkybėm ir taip toliau. Tik čia dabar momentas tave gal išgelbėti iš tavo to susikortą, to kerą už tavį sukortą identitetą. Nes tas identitetas yra našta, mums neleidžia tau žydėti, mylėti, o tu visko turi savie. Ar norėtum pabandyti daugiau, dažniau papraktikuoti tuos dalykus? Taip. Gerai. Kokį norėtum būti? Ar esi buvus pagalvojus, kokį norėtum būti? Norėčiau jaust vidinę ramybę.
kad mažiau to nerimo, tokio, Mhm. tos Ką ramybės daugiau. atrodytum, kokį būtum, jeigu jaustum vidinį ramybę? Mhm. Būčiau mažiau dirzli, nu nebūčiau dirgli tokia, pikta, nervuota. Aha, aha, gera. Dabar žiūrėk, Dovilė, vat būk dabar, čia ir dabar. Būk su savim, jausk savo kūną, jausk savo kvėpavimą, jausk erdvę aplink save. Kokie esi dabar, papasakok, šiame momente. Apibūdink save. Aš esu vienintelė, unikali šiuo metu. Mhm, mhm. Ar ramiesi, abie, pajaudinys. Ne, ne. Mhm, nu, Nu, dabar su šypsena tokia, noriu šypsotis. mhm, Tokia, sakyčiau, tokia netgi pasitikinti gal savim. mhm. Tokia. Ar dažna tokie jautys? Būna, būna. Būna, ne? Būna, tai būna. Mhm. Mata, tu turi to ant savie. Tik reikia ištraukti iš tavęs, atskleisti, atidaryti ton, kas trokdo tam. Gera. Gera, Dovilė, pabandykim dar vieną dalyką padaryti dabar. Dabar tu užsimerk, nu užsimerk Mhm. ir kartu pabandysim biškį panardyti. Pažiūrėsim, ką pavyks. Jausk savo kūną ir dabar jausk. Aš tik kalbėsiu ir tas, ko aš kalbu, tegu vyksta automatiškai. O tau, ko reikia daryti, tai tiesiog būti ir jausmą patys turėtų tau rodytis, patys turėtum įsivykdyti, tai apivardinkim. Tavo kūnas sunkėja dabar, daros vis sunkesnis. Ir po truputį leidas gilin po truputėlį. Aš leidus kartu su tavim. Mudu abudu leidamės gilin. Po biškį leidamės. Kūną vis sunkėja, erdvė, į kurią leidamės vis tamsėja. Daros vis šaltesnė, vis negatyvesnė. Bet mums tas nebiškai neatrodo, mes vis tiek leidamės giliau. O viskas, kas tavi laika, kas tau neled būti, eit giliau, atsipalaidaun, atsiriš. Tavo identitetas dabar sunyks. Dabar tu tiesiog esi, be jokių etikečių, be jokių tikslų, be nieko, tiesiog esi ir tu leidys gilin. Ir leidys gilin. Ir leidamės. Ir leidamės gilin. Ir tu atsipalaidauji. Kuo giliau nusileidam, tuo tu labiau atsipalaidavusi, vis ramės. Ir dabar tos gelmės po truputėlį, taip žingsnis po žingsnį, tu jungys su savo gilesniuoju sluoksniu, kas ten yra. Vis jungys. Ir kol jungys, dar po truputį leidys. Ir tas sluoksnis po biškį kils parent pas tavį. Jungas prie žmogaus daliais. Per emocinį kūną, per mentalinį kūną, per dvasinį kūną, per širdį, junga su tavim. Atsimerk dabar. Kaip jauties? Kaip dabar įvardinti tokia aptingus, tokia Mhm, mieguista, mhm, tokia kaip pavargusi.
Aha. Palietėm tavo gelmes, tom, kas yra tavie užspausta ir stagnacijo. Ir dabar, kadangi tas yra paliesta, prijungta prie tavo dabarties momentą. Ir karts nuo karto, kad aš tau parašysiu, papraktikuosiam tam tikrus dalykus, kas padės atrakinti pilną tom sluoksnį ir tada išmokysiu tavi, ką prekt ton informaciją, kuri atsirakins, kuri yra užsistagnavusi, tani negatyvi, perleist per save, leist tą tekėti ir tada, nu, pamatys, kas pradės dėtis, ką bus fainė. Gerai, dabar tiesiog būk, ilsėkis, aš dar atliksiu nuskaitymą. Lengvoms bus tavo naus, aš naus, nu, identitetas pavadinkime, nau į tavo būseną. Ir bus visai ne už kalbų. Pamatysi, kokies iš tikrųjų. Kokie buvo prieš gimstant, prieš ateinant į šį pasaulį. Nes tau moteriškoms yra, nu, man taip nori sakyti, visiškai uždaryts, užrakins, užspaust. Ir vos tu tik pajusi moteriškomų dalelį savo, tau visą pasaulyje žiūrų pasikeis. Apsivers aukštyn kojom. Pradėsi matyti dalykus, kurių anksčiau net nepastebėdavo. Ir tuos dalykus, kurius laiką negatyvės, visai irgi kitaip matysi. Aš tau širdėlį matau. Ana tokį vientisą, bet uždarytą, vis dar užspaustą. Pamatysi, ko reiškia, kada ana atsiver. Kada pajunti ton tikro širdies dūžį ir ką punsliai tavi jausti. Viskon, kas yra, ir save pačią, ir viskon, kas yra, kaip kiti tada pradedi reaguoti į aplinką ir į save. Čia labai nuostabus dalykas. Nes toks jausmas, kad tu, vat, aš tiek noriu sakyti, blaškas. Blaškas nuo veino prikėt, aš nežinau, kas tas veinas, kas yra. Ar nuo procedūrų kažkokių tai nuo vienos prie kitos, ar nuo, noriu sakyti, metodų, bet nežinau, ar čia metoda, ar čia tiesiog gal net specialistą kažkokie yra. Kuo labiau blaškas nuo vieno prie kito, labiau tik tolsti nuo savęs. Nes nei iš vienos stotelės negauni, kaip čia pasakyti, praktikas, kaip susilieti su dabartim. O čia pagrindinis raktas tą vyrė visko. Susilieti su savim per dabartį, per čia ir dabar. Nu, tokie jausmai jaut, kad mūni meilė užlie, bet nežinau, prie ko aš čia dabar esu. Gerai. Taip įdomu irgi pridursiu. Dėl to, kas va čia dabar vyksta, kad darau tavį nuskaitymą, per man irgi meilė dar pradėti tikėti, dar kažkas pas mane atsidarė. Tu net, kaip čia pasakyti, nesuprasdama padėję ir man save atrakinti dalykų. Čia irgi tokie nuostabus dalykai, kad mes viens kaip irgi norim, nenorim labai įtakojam, nes mes esam viena didesnio organizmo dalis. Tai va, Dovilė, po šio nu, nuskaitymą, nors čia jau daugiau negu nuskaitymas, biški kiti apjausi, bet viskas yra labai gera, viskas yra labai gražu. Kaip jautys dabar, kai klausas, kada būni, vat kada esi? Noriu, dar daugiau noriu. Mhm. Patinka ta praktika. Taip. Mhm. Aha, Noriu taip save pamilti, daugiau to dėmesio savo. Taip aha. noriu žinoti, kaip tai padaryti, kaip savo padėti. Mhm. Tu visko jau turi, viskas jav ir pas tave, tik tu nepagauni, neapčiuopi to, bet viskas jav ir pas tave. Tau reiks tik parodyti, kaip tu paliesti, kaip su to sukontaktuoti. Čia labai gražu, labai tyra. Gera.
Sakyk, Dovilė, ar nori, kai klausimus atsakyčiau, kol įrašus ir Mhm. įrašinėjams, ar nori, kad išjungčiau įrašą? Nu, man nėra skirtumo. Mhm. Gerai, tada klausk, Monis, ko norėjo paklausti. Mhm. Aš noriu paklausti, kodėl man nesiseka asmeniniai santykiai, nes pritraukiu vis toksiškus tus partnerius, kurie mane skaudina, kurie Tu manęs neleidi. negerbia. Tu neleidi Kaip sakė? gerim santykiam būti. Man iškart, kol tu pradėjai klausti, man iškart atei, tu pati neleidi. Tu pati pritrauki ton, kas tu esi. Koks tavo santykis yra su savim pačia, tas manifestuojas per santykį su kitu žmogum, su partneriu. Ir tau pakeitus savi, net netinkam žodis pakeitus savi, atvėrus savi. Atvėrus savi, pažinus savi, keisės ir tai, kokius tu žmonės pritrauki. Jeigu pas tai Nes būtų atvira širdelė, jeigu vat, iš tikrųjų savim džiaugtumės, iš tikrųjų savi jaustum, būtum čia ir dabar, tiesiog būtum, tu pritrauktum visą kitokį žmogų, bet tada tu ir pati pataptum visą kitų žmogų. Tokį laisvą, išsilaisvinusi nuo savęs pačios, nuo savo įsitikinimų, nuo savo pasaulėžiūros. Tu esi, tavo santykė yra atspindys tavo vidaus. Ir kadangi va, tai toksiški vyra, nu, они tavim naudojas. Они tavi, nu, aš taip noriu sakyti, skriaud, naudojas tavim, menkint tavi, niekint tavi. Nes tu pati vidui te apžiūri į save. Gilia vidui kažkuri programėlis, dėl kurių tu irgi te apie save žiūri. Pasąmoniniam lygmenyje. Ir Nes tas, ir tas nesikeis tol, kol vidui neatsiversi pati savo. Sakai. mhm. Ir dauguma vyrų buvo tokie kaip vaikai, aš kaip mama jais rūpinausi. Aha. Ir jie tai norėjo, jiems buvo patogu, aš tikrai kaip, nu, tokie vaikiško mąstymo jie ir aš kaip mama rūpinau, šokinėjau, teiraujau, ten apipirkti ir taip toliau ir jiem tai Mhm. tiko. Bet Kad aš va, mamyti pavargau. tokia. Mhm, tokia mamiška. Mhm. Aha. Čia to, nu čia su to viskas aišku, bet pačią esmę tai padėsim per tavi pajausti, kad pati tom pajaustum. Te padarysim. Tai čia net, nu, ne šiuo metu, o Mhm. per kitą susiskombinę. Aha. Nu, Mhm. bet jo, suprata, ne esmė. Mhm. Ir dar noriu paklausti, aš esu socialinė darbuotoja, bet aš nebenoriu to darbo dirbti. Ir šiuo metu aš nedirbu ir aš kaip ir nenoriu dirbti, o finansai, nu, nedidelės tos pajamos, o tų finansų vis reikia. Bet į socialinį darbą nenoriu grįžti. Nenoriu ten padėti žmonėm, nes aš labai emociškai pavardau, psichologiškai ir aš nebenoriu visiems padėti. Aš turiu ir artimiesiems padėti, ir darbę padėti, ir aš nebenoriu jų. Ir šiuo metu aš visiškai nenoriu dirbti ir net nežinau nei ką dirbti, nei kokią sritį. Nežinau. O dabar, kaip sakau, plaukiu pasroviui. Ja. Kada tu pradėjai sakyti man iš karto tai, kad tu seniai jau tu nebenori dirbti, bet dėl, nu, dėl seniau gal. Ar tu klausi, ko tau daryti, ar kas tau tiktų? Aš taip mane traukia vaikai. Aš tokią turiu mintį eiti į mokyklą, į mokytojo padėjėjas. Prie vaikų kažkaip. Mhm. Man tik vienintelė tokia mintis su vaikais, nes aš tos patirties turiu ir auklę esu dirbus ir kažkaip va taip įsivaizduoju. Noriu tokio lengvesnio, noriu tokio darbo, kur bendrauti, komunikuoti, padėti, nu kaip padėti, auklėti tuos vaikus. Aš taip įsivaizduočiau tokį sritį. Aha. Man tavi labai įdomi roda, vat, kad aš bandau pagauti informaciją, bent kažkokią apie tave ir tavo veiklą. Man rodo tavi, bet tokio įdomio būseno, čia net ne būseno, tokio vaizdą, lyg, vat, stov, yra kūnas, aš matau tik, vat, krūtinį, kaklą, į tie pronką, įdomią pridėtą prie krūtinės, bet tie, nu, nefainę.
Ir kad aš matau ton vaizdą, man toks kaip netektis apėm, netektis. Te paten, kad esi atitrūkusi nuo savęs, nuo savo prigimties per skausmą, ar per skaudžią patirtį, ar patirtis. Ir tas moments, ar momentą aš dar negaliu pasakyti, išėmė iš tavęs tavo gabumus realizuoti save. Ar tai per vaikų rūpestį, ar tai per kažko, aš dabar negaliu pasakyti, bet man va tokia informacija išlinda. Ir ton galėtų, aš taip noriu sakyti, nesunkia sutvarkyti. Nes labai lengva tas jį padaroma. Tu jau aš išėjau, kas čia. Ar aš padarau ton, kur aš čia galiu padaryti, ar gera, man ten, kad čia gal padaryti kažko. Gerai, jeigu eina, noriu. Gera, aš pasijungu prie tavęs iš karto. Čia didžiulė netektis, tuoki netektis, aš kart graudant jo palauviškai. Aš jautų netekti. Taip noriu sakyti, tu kažkada buvo mam, bet čia ko gero net ne šis gyvenims. Ne ko gero, ne šis. Tu buvo mam prarada 3 vakus, vien pukėta. Nesulaukė, atrodo net, ne tik kad brandos, bet net ne paauglystės, o 5 ten, tai turbūt 5 metukų net nesulaukė. Nematė 5 sezonų, ne viens vaks. Ir tos tokias netektis, anos buvo, atrodo, užprogramuotas tavyje. Ir tos netektis atjungi tavo stiepri šaknį, iš kurios ėjai, vat savirealizacija kažkokia. Savirealizacija per vaikučius, per rūpestį, vat grina per rūpestį. E, tai jo. Pabandyk jam tų dalykų, vat tu dabar būk, aš atėjom prie tavęs su tą informacija ir aš pabūsiu šalia tavęs, o tu tiesiog būk. Jeigu pradėtum ko nejausti, sakyk, ne? Neįsien, nu niek, tai gerai, darau aš tada savą. Aha, nu gerai, padarėm čia visko. Tas su vaikučias, kun sakėm, tai jau, tai jau. Tas su vaikučias, tai atrodo būtų geriau negu kon tu dabar dara. Bet kurį laiką tu pilna net negali realizuotis kažkokiu tai veiklu, ar net veiklu, kuri tau tikrai tektų. Bet čia tik ta kurį laiką, tas įlaikina. Atrodo ateitie per praktikas ar dėl praktikų suprasi tam tikrus dalykus apie save, kurie padės tau atsiverti veiklo, tam tikros veiklos. Noriu sakyti, kad pašaukimą, bet čia ne visą tinkam žodį. Čia tiesiog tai, ko tu turi savie. O kol kas, mano ten žodis nesureikšminti. Nesuteikti darbams per didelios reikšmės. Jeigu labai pavargatin, jo, eik pabandyk kitur pasidarbauti, pažiūrėk, kaip ten jausys. Bet neskirk tam savo dėmesį. Tas būtų žalinga ir nenaudinga ir gal netgi pavojinga. Daug pakankamą dėmesį tau turi lėkti savo pačiai. Paskiau daugiau apie to papasakos. Nu, kas dar būtų? Ar Kas aišku, dar? viskas su to, kun paklausė, kun papasakojau? Taip. Nu, nežinau, šiam momentui, suprantu, reikia į save daug man reikia.
Taip neįsitikink, kad reik daug į save, kad reik daug čia pradirbti, daug padaryti. Ne, neužsifiksuok ant tuo tuokiai. Tiesiog reik Mhm. susipažinti su savim. O ar čia daug, ar čia maža, net nesistenk įvertinti tokių dalykų, nu nereik iš vas vertinti. Čia tiesiog pažinėms savo pažinėjimo kelionė, kuri, ana iš esmės niekada nesibaigia. Bet nereikėtų užsiciklinti, kad kol kažkas tai Mhm. neįvyks, ar kol kažką apsais netrakinsi, tol bus, nu, negera. Ne, viskas yra jau gera. Čia tik tą procesą, kelionė, tai bus visko. Nu. Aš suprantu, kad negauni tokių atsakymų į savo klausimus, kokių gal norėtum, bet, nu, man te apie informaciją. Mes ne visada gaunam toks tikslius jau suformuotus atsakymus. Kars vis tiek tenk tiesiog pabūti, kad susiprast patiems. Tai va. Nebe daugiau klausimų, nebetemė. Ne, tikriausiai šiam kartui. Aha, gerai. Gerai, aš tabdau tada įnašą, mūsų dar Mhm. pakalbėsim.